Sveiki, kadangi artėja visoje Europoje šventė Euro 2024 Europos futbolo čempionatas. Futbolo čempionatai yra tikra šventė Europoje ar pasaulyje, jeigu tai būtų pasaulio čempionatas. Tačiau birželio 14 dieną startuoja Europos futbolo čempionatas ir šiek tiek pašnekėsim apie jį, šiek tiek faktų apie Europos futbolo čempionatus. Gale pažiūrėsim šiek tiek kokią mano nuomonę apie kaip pasiskirstys turnyrinės lentelės grupių etapuose. O gale video dar ir šioks toks mažas konkursėlis. Pažiūrėjau šiek tiek faktų, istorinių faktų apie Europos futbolo čempionatus, tai čempionatai vyksta nuo 1960 metų, čia kaip ir niekas labai nenustebino, tačiau kas man buvo netikėta, ko tikrai nežinau, kad nuo 60 iki 76 metų čempionatuose dalyvavo vos po 4 komandas. Kai dabar pagalvoju, tai kosmosas, nes tu iš karto atvažiuoji jau būdamas čempionato pusfinalyje. Tai turi 25% laimėti čempionatą ir Europos čempionų tapti. Tada vis po kelias komandas dadėdavo su einančiais metais į priekį ir tik tai nuo 2016 metų 24 komandos Europos čempionatuose dalyvauja, toks pats formatas bus ir šiemet. Šių metų, kaip tik 2024 metų šeimininkai Vokietija, sakyčiau, yra įsirašiusi istoriją bendrai į čempionatus, tai daugiausiai kartų yra dalyvavus čempionatuose, jiem bus 14 čempionatas šiemet ir taipogi Vokietija ir Ispanija, dvi rinktinės yra laimėjusios čempionatą po 3 kartus. Jeigu dabar yra įprasta, kad sužaidus rungtynės pasibaigus 0-0, ten, sakykime, pusfinalis, ketvirtfinalis, finalas, visi žino, kad bus pratęsimas, bus baudiniai. Ar žinot, kaip seniau aiškindavosi Europos čempionatuose, kas keliaus į sekantį etapą? Paskaičiau faktą, kuris tikrai buvo labai netikėtas, tai 1968 metais dar nebuvo tokio dalyko kaip baudiniai. Tai komandos sužaidusios pratęsimą, pusfinalis buvo žaidę Italija ir Sovietai. Rezultatas buvo lygus, taigi komandos aiškinosi vietoj baudinių serijos, tiesiog ėjo kapitonas, vienos komandos, kitos komandos kapitonai, po vieną komandos atstovą ir teisėjas tiesiog į persirengimo kambarį metė monetą, herbas arba skaičius ir kas tiesiog pasirinko teisingą monetos pusę, tas pateko į čempionato finalą. Ir tada tiesiog žaidėjas iškeltomis rankomis iš jos į stadioną, iš tunelio stadiono ir visi fanai suprato, kad jų komanda keliauja į finalą. Tai turbūt absurdiškesnio būdo, kaip įsiaiškinti, kas keliauja sekantį etapą, nesugalvosi, bet 68 metais buvo taip. Ir jau tada sekančiam čempionate buvo pradėti naudoti ir 11 metrų baudiniai, jeigu to prireikdavo. Kaip minėjau, daugiausiai kartų yra laimėję Vokietija ir Ispanija po 3 kartus, tačiau buvo per istoriją ir keli tikrai labai netikėti laimėjimai. Tai pavyzdžiui, turbūt pats netikėčiausias visai futbolo bendruomeniai buvo 92 metais, kai Danija net nepateko į čempionatą, tačiau Jugoslavija, kuri pateko, prasidėjo ten pilietinis karas, buvo pašalinta iš čempionato ir Danijos futbolininkai, jau kurie visi atostogavo, gulėjo pliažuose, savo atsipalaidavę, gavo staigiai šaukimą, kad atvažiuokit visi į Danijos rinktinę ir važiuojame mes į čempionatą. Ir taip nutiko, kad Danai atvažiavę tiesiai iš atostogų, pusfinalyje įveikė Olandiją, finale įveikė Vokietija ir tapo Europos čempionais. Tai parodo, kad kartais net nereikia pasiruošimo, tiesiog atvažiuok tiesiai iš atostogų, sužais gerą žaidimą ir būsi čempionu. Dar turbūt vienas toks netikėtas laimėjimas, kurį jau netgi pats šiek tiek atsimenu, tai buvo 2004 metais, kai Graikija iki tol 2 kartus tik tai dalyvavus Europos čempionatuose. Abu 2 kartus išvažiavus namo po grupių etapų ir surinkus po 0 taškų, jeigu neklystu, atvažiavo 2004 metais į Europos futbolo čempionatą, grupių etapus praėjo sėkmingai, ketvirtfinalį įveikė Prancūziją, pusfinalį įveikė Čekiją, o finale susitiko su šeimininkais, Portugalais ir juos taipogi įveikė, tapo Europos čempionas. Tai turbūt graikų toks triumfas buvo tikrai ne ką mažiau nustebinęs negu tų pačių Danų kažkada seniau. O dabar eikim prie čempionato grupių ir pažiūrėkim, kamgi aš prognozuoju pirmasias 2 vietas grupėse. Žinau, kad kai kuriuose grupėse bus po 3 išėjusias geriausias komandas, tačiau aš pabandysiu tas 2 geriausias grupių išprognozuoti. A grupėje Vokietija, Škotija, Vengrija ir Šveicarija. Tai dėl pirmos vietos aš manau, kad niekas nebejoja, kad turėtų tai būti Vokietija, o antrą vietą galvojau tarp Škotijos ir Šveicarijos, bet vis dėlto pasirinkau Šveicariją, kurie
visada rodo gan tokį disciplinuotą futbolą, įmuša kokią kontrataką, gintis jie gerai moka ir manau to užteks, kad išeitų į antrą grupės vietą. B grupėje Ispanija, Kroatija, Italija, Albanija. Turbūt stipriausia grupė. Ir kad ir kaip nemėgčiau šitos rinktinės dar nuo tų senesnių laikų, kai jie žaidė tą tikutaką, ar kaip vadintos tas futbolas, tai turbūt vis tiek pirmą vietą Ispanam prognozuoju. Nors tikrai labai neliūdėčiau ir net pasidžiaugčiau, jeigu jie neišeitų iš grupės. Antrą vietą prognozuoju Italam, o trečią turbūt liks Kroatai, nors ir sakiau, kad trečių vietų neprognozuosiu, bet manau, kad čia bus ta trečia komanda grupės, kuri išeis, o gal dar sugebės ir kažkam iš favoritų įkasti. C grupė Slovėnija, Danija, Serbija ir Anglija, tai turbūt irgi nieko neturėtų nustebinti, jeigu anglai išeis pirmi iš grupės, o antrą vietą serbam, turbūt lygiai taip pat galėčiau tą patį pritaikyti kaip ir šveicaram, tai komanda žaidžianti tikrai organizuotai, disciplinuotai, mokanti gerai gintis ir kontratakoje įmušti. Nors šiaip bus labai įdomu, tie patys danai, aš manau, mes tikrai neblogą iššūkį dėl antros vietos, bet turbūt serbai bus ta antroji komanda. D grupė Olandija, tiksliau dabar reikėtų sakyti Nyderlandai, nors man jie kažkaip vis tiek toliau Olandai geriau skamba. Prancūzai, Lenkai, Austrai, tai čia turbūt irgi nieko labai nenustebins. Pirma vieta Prancūzai, vieni iš čempionato favoritų, antroje vietoje Nyderlandai. Lenkai turėtų mest neblogą iššūkį, bet manau, kad jie šiaip neblogi pretendentai, nebent dėl tos geriausios trečios komandos pakovot, bet aplenkti prancūzus ar Nyderlandus, manau, kad nelabai šansų turi. E grupė Ukraina, Slovakija, Belgija, Rumunija, tai šie belgai visada demonstruoja tikrai gražų futbolą, De Bruyne, Lukaku. Tas toks atakuojantis gražus futbolas būna, bet niekada nieko nelaimi. Tai va įdomu, kaip šiemet jiem pasiseks. Bet grupiai pirmą vietą būtent jiem ir prognozuočiau, o dėl antros vietos manau, kad Ukraina turėtų Slovakiją nugalėti ir Ukraina išeis kaip antra grupės komanda. Ir paskutinė F grupė Portugalija, Čekija, Sakartvelas ir Turkija. Portugalai irgi toks, sakyčiau, tamsusis arkliukas, niekas jų labai tarp didžiausių favoritų nemato, bet manau, kad pademonstruos neblogus rezultatus ir užims pirmą vietą grupėje, o dėl antros vietos turbūt Čekija, Turkija kovos, tai antrą vietą aš turbūt Turkiją atiduočiau, manau, kad turėtų Sakartvelas apskritai yra, jeigu neklystu, pagal reitingą pati prasčiausia komanda čempionate, tai manau liks paskutiniai, o antrą vietą užims turkai. Taigi tokie mano spėjimai būtų dėl grupių etapų. Manau, kad po grupės padarysiu dar vieną video, kur pašnekėsim, kasgi įdomaus bus ketvirtfinaliuose. Ir kaip žadėjau, toks trumpas konkursėlis, tai turiu tokių sporto fano puodelių. Ir galvoju, čia dabar, kadangi daug laiko ir šiaip nuspėjamumas čempionate būna tikrai dažniausiai krenta iš tų favoritų kažkas dažnai ir panašiai. Taigi, sakykime, toks laikas ilgesnis, kol vyksta grupių etapai, komentaruose rašykit, kas susitiks čempionato finale. 2 komandas ir tikslus rezultatas. Ir kažkam tai iš nugalėtojų, nes manau tikrai kažkas atspės, susisieksim ir atiduosiu šį sporto fano puodelį. O čempionato eigoje pažiūrėsim, galbūt ir dar kažkokį konkursų sugalvosim. Taigi komentuokit, spėkit nugalėtoją ir kokiu rezultatu kas laimės. Ir dabar tiesiog visi laukim čempionato, nes Europos čempionatas, kaip ir minėjau, tikrai yra šventė. Gaila, kad šiemet, ir apskritai Lietuvos futbolo rinktinė nedalyvauja šioje šventėje, bet šiaip renginys būna tikrai įspūdingas, gražus, nenuspėjamas ir visoks kitoks. Tai ačiū, kad pažiūrėjai šį video, laukiu tavo komentarų, pabandyk atspėti, kas laimės tą čempionatą ir iki.